Šiuo metu vyksta Vilkaviškio, Ambrazevičiaus ir Vokiečių gatvės sankryžos rekonstrukcijos darbai. Sankryžoje reorganizuojamas eismas į žiedinį sankryžos principų veikiančią sankryžą. Didesnė dalis sankryžos pernai metais darbai buvo pradėti, dabar keliasi darbai į kitą pusę, į Vokiečių gatvę. Tik dėl sudėtingo eismo organizavimo, nes darbai vyksta nestabdant eismo, darbus reikia vykdyti mažais etapais, sustiprina tinklų atnaujinimo darbai, apšvietimo, takų įrengimo, gatvės įrengimo darbai. Tai sudėtingas procesas, keliantis nepatogumų vairuotojams, bet be to niekaip neįsiversi. Tai šiuo metu vyksta kelio pagrindų, takų pagrindų įrengimo darbai Vokiečių gatvėje ir taip etapais visa sankryža bus įrengta.